Prieš 100 metų mūsų krašte Žagarės elektros stotis. 1924 m. Liepos 3 dieną Žagarės miesto taryba svarstė Moisiejaus Strulio pateiktą Žagarės elektros stoties įrengimo ir eksploatavimo projektą ir nutarė jo vykdymą pavesti Struliui šiomis sąlygomis. Žagarės miesto savivaldybė atiduoda Struliui Žagarės mieste ir priemiesčiuose elektros stoties įrengimo ir jos eksploatavimo teisės 25 metams. Tai yra iki 1949 metų Liepos 3 dienos. Strulis privalo nutiesti visą gatvių tinklą iš Sykio, o priemiesčio gatvėse Naujojoje, Švėtės, Smėlio ir galuose Kęstučio, Paukščių ir Raktuviais ne vėliau kaip per 3 metus nuo elektros stoties įrengimo. Taip pat jis privalo įsigyti dinamo mašiną ir visą reikalingą elektros stočiai ir apšvietimui įrengti medžiagą bei kitus reikmenis. Vadinamieji butleriaus pleciai lieka prie žibalo apšvietimo, bet jeigu gyventojai pareikalaus elektros šviesos gatvėse, tinklas privalo būti įvestas miesto savivaldybės lėšomis, o Strulis privalo tik tai duoti energiją nustatytą tvarką. Miesto valdyba kreipiasi į miškų žinybos įstaigas dėl stulpų, o už juos sumoka Strulis. Miesto savivaldybė apsiima užtvirtinimą reikalingose įstaigose šio nutarimo Strulio lėšomis. Įrengimui vienos ar kelių elektros stočių miesto savivaldybė suteikia Struliui plecių iš nuosavos žemės. Nesant pleciaus, savivaldybė tarpininkauja tarp Strulio ir numatyto pleciaus savininko įgijimui pleciaus už Strulio lėšas ir imasi iniciatyvos pleciui nusavinti. Strulis turi teisę mieste, kur reikalinga, nuvesti tiek orinį, tiek požeminį elektros tinklą sulig numatytų projektų ir miesto savivaldybės nurodymų neprieštaraujant įstatymui. Vietose, kur elektros šviesos viela kertasi su telegrafų ir telefonų vielomis, Strulis savo lėšomis privalo įrengti atsargos prietaisus. Įrengimas visų apšvietimo prietaisų be tinklo gatvėse ir butuose daromas lėšomis kiekvieno abonento ir apmokamas sulig veikiančiomis kainomis medžiagai ir darbui. Už elektros energiją gyventojai moka Struliui tokią kainą. Už 1 kWh 1,5 lito arba už kiekvieną žvakę 45 centai kas mėnesį. Kaina nustatoma pagal Kauno miesto elektros stoties kainą. Už elektros energiją, kurią Strulis privalo duoti savivaldybės įstaigai, miesto gatvėms, policijai, ligoninėms, prieglaudoms, gaisrininkų draugijai, miesto mokykloms, mokama pusė šios sutarties 10 punkte numatytos sumos. Kainos gali būti keičiamos pagal Kauno miesto elektros stoties kainą. Už elektros tinklo įrengimą išskyrus tinklą nurodytą 11 punkte, įstaigos privalo apmokėti Struliui savo lėšomis. Pasibaigus sutarčiai, visas tinklas su apšvietimo prietaisais dinamo mašina, išskyrus lokomotyvą ir turbiną, pasilieka miesto savivaldybės nuosavybėje. Elektros šviesa žiemą duodama nuo sutemos iki 11 valandos vakaro, vasarą nuo sutemos iki 12 valandos vakaro. Iš Lietuvos Centrinio valstybės archyvo fondo parinko Giedrė Lastauskienė, perskaitė Juozas Šalkauskas. Uodų ponas ir uodai. Vieną uodą lik šventą Joną užmuši, tai čiel sieks atsiras daugiau. O po šventą Joną vieną užmušus, tai siekia nelikse. Rudenį uodų pons susišaukęs visus uodus ir klausęs, ar daug jūsų šiemet pražuva? Visi atsakė, 3. Pons, kokiu smerčiu? Visi uodai,
Vieną eržilai suspardė, jis per tarpą lėkė, nuspyrė, antrą jaučiai susibadė, jis per tarpą lėkė, nudūrė. Trečią arklininkai susirita, jis ten apie juos pasisuka, tą ir į ugnį įvertė, tas sudegė. Pons pasakė, ant kitą metą būkit gudresni, nuo tokių vietų pasikeravokit, kur taip greitai gal galą gauti. Užrašė Matas Lančiauskas.